eiti parduotuvės su vaikais yra iš tikrųjų viena iš klaidų. Tu turi kaip ir eiti ir kavinės ir visur, kur, kad jie suprastų, kas yra nukas. Taip. Bet mes, kada einam kažkur į kavinę, arba į parduotuvę, arba kažkur į miestą, kad jiems nesukiltų emocijos, kad čia mes pramogausim, eisim ant supinių, kurios kainuos, kad valgysim ten, ką norim, kiek norim ir prie ledų dar ledų. Nu, ta prasme, kad išsikaštuos labai daug viskas. Ir lygiai taip pat į parduotuvę. Jeigu mes einam nusipirkti griežtai, mes turim planą ir vaikai tą planą girdi. Ir jeigu aš, pavyzdžiui, sakau, mes su vaikais viskas varom parduotuvę ir mes pirksim ten pieną, ten, žodžiu, kažką ten, viską mes tiksliai susakom, ką pirksim. Ir su tuo sąrašu mes ir einam. Ir vaikai žino, kad mes pirksim tik tai tą, nieko kito. Ir aišku, mes su jais pasitarėm. Ir jeigu, pavyzdžiui, tu su vaiku Adrijai pasakai, nu žiūrėk, ledai arba sausainiai. Jo, pas mus taip ir būna. Tai va, ir jeigu tu, žinai, nuperki abu, jau klaida, arba nuperki šalia dar, ko jinai išsimanė, viskas, šakės.